Sveiki visi. Trečius metus iš eilės susitinkame pasirengimo bėgti Danske Bank Vilniaus maratone seminare. Šiais metais turim tik vieną seminarą ir 3 kalbėtojus. Tai pirmiausia pristatau trenerį, daugiau negu trenerį, Povilas Rakštikas. Toliau girdėsime trenerės olimpietės 5 km rekordininkės Ingos Jodeškienės pranešimą ir galiausiai kalbės mitybos specialistas Artūras Sujeta. Kol kas tiek, tai treneri prašom. Labas vakaras. Šiaip jau 3 metus iš eilės ir daug paskaitų, kurių daugelis gal nežino, prašom manęs paskaityti ir visada vieną temą – motyvacija. Tai aš per paskutinius kokius 5 metus susidariau įspūdį, kad didžiausia Lietuvos problema tai yra motyvacijos trūkumas. Manau, kad čia ne juokai, rimta problema yra, bet manau, kad patys vadovai ar organizatoriai, prašydami paskaityti tą paskaitą, dažniausiai patys būna ne visiškai motyvuoti. Dabar, kad būtų aišku, apie ką eis kalba, kalbant apie motivaciją, tai yra 2 supratimai. Pradedam nuo vadovo. Tai yra vadovas, vadovaujantis ir yra lyderis. Dažniausiai tai būna ne tas pats. Sakykim, būna lyderiai, kuris gali būti ir vadovas. Jis gali būti lyderis ir ne vadovas, bet jeigu yra vadovas lyderis, tai praktiškai ir jis klesti ir niekada neprašo skaityti paskaitų apie motivaciją ir, sakykime, jo įmonė klesti. Tas pats, sakykime, gal ir sporte yra. Kuom skiriasi dabar, tarkim, vadovas nuo lyderio? Beveik visur eis kalba apie energiją, energetiką. Nes šiaip ir ta veikla, kurią jūs, kaip matau, kur jau jūs rodot interesą, nes jeigu čia jūs atėjote, tai jau praktiškai jūs esat pakankamai motyvuoti. Jūs turit bent interesą. Toliau eina kalba tik tais, kaip tą visą sudėlioti ir sureguliuoti, kad jis didėtų. Dažniausiai tos visus dalykus tvarko treneris, lyderis, arba ne. Tada jūs būsite motyvuoti ir nemotyvuoti. Ir jūs patys turite atrasti kažkokius tai būdus, kaip save motyvuoti. Dabar labai trumpai apie energetiką. Šiaip viskas yra energija, ką mes matom. Ir gal ko ir nematom. Ir mes patys irgi esam tik energija. Ir nenoriu čia, sakykime, į didelės teorijas labai eiti ir ginčytis apie tai, ką mes matom, energiją, ar mes matom čia žmonės, bet iš tikrųjų sportas visas yra pagrįstas grynai energetikos žinojimu. Šiaip kiekvienas iš jūsų turit pakankamai energijos, kad galėtumėt jausti šokti po 2,5–3 metrus. Klausimas tik tais, kodėl jūs nešokat. Tai atsakymas būtų toks, vis tiek yra energijos klausimas. Jeigu kiekvienas žmogus turi energijos, kad jis iš tikrųjų galėtų šokti, tai yra moksliškai įrodyta. Tai kodėl jis nešoka? Vienas atsakymas yra, kad šiaip, kada mes kalbam, treniruojamės, kad sukaupti tą energiją, eina kalba, galbūt neteisingai naudojam tą terminą, sukaupti. Mes nesukaupiam, o mes sutaupom ir neišvaistom. Principė, tą energiją, kurios mums trūksta, kad šoktume 2,50 m, mes kažkur išvaistom. Tai ta prasme, tada jau žiūrėk puslapis numeris 2, kur mes ją išvaistom. Sakykime, gyvenimo būdas, įvairūs piknaudžiavimai, malonumo troškimas didelis. Bet daugiausia energijos mes išvaistom savo ego palaikymui. Tas, ką mes vadinam asmenybė ir mylimiausias aš, yra palaikoma būsena, kuriai reikalingas labai didelis energijos kiekis. Ir jeigu jūsų ego yra labai stipriai išvystytas, praktiškai jūs neturit laisvos energijos, kad kažką tai padaryti. Ne tik tai sporte, sakykime, šokti 2,50 m. Jūs ir gyvenime praktiškai esat nepakankamai stiprus, kad galėtumėt kažką tai padaryti. Jūs tiesiog neturite energijos. Šiais laikais, sakykime, mes gyvenam vartotojiškai visuomeniai, visiškai susiformavusi.
labai didelį energijos kiekį mes išvaistom tam vartotojiškiams reikalams. Vartotojiškai visuomenė mes stengiamės nupirkti gerą pigiai ir parduoti save brangiai. Tai yra, ir mes esam produktas vartotojiškas ir viskas aplinkui, kas yra, irgi yra vartojama. Dažniausiai juokiasi žmonės, kad nupirkti galima viską, tik priklauso nuo pinigų kiekio. Tai ta prasme, čia galbūt taip ir yra. Bet čia yra ir pats didžiausias rezervas. Tai kalbant apie energiją, ta prasme, kad iš kur juos paimti, iš kur tą energiją paimti. Rezervas esame mes patys, tai yra jos neišvaistyti. Energijos neišvaistymus, tai, sakykime, turi būti ieškomas gyvenimo būdė. Tai yra principai pagrindiniai, kurie jau senai buvo žinomi prieš daugiau nei 2000 metų. Sokratas, pagrindiniai principai yra tokie, kad jeigu gyvenime mes turime problemų, tai tas problemas sukelia mūsų nuostatos vidinės, neteisingos nuostatos. Ir jos suėda didžiulį energijos mūsų kiekį. Mes turime jas, kaip sakant, atrasti, kokios nuostatos gyvenime mums trukdo. Jas pakeisti nuostatomis, kurios mes manom mums padėtų gyvenime. Tas nuostatas įgyvendinti ir trečia gyventi filosofų gyvenimą. Ką tai reiškia? Reiškia ne tik pažinti save, atrasti tas visas nuostatas, įgyvendinti principą, pažinti savo pasąmonę, kaip Freidas šnekėjo, ir galų gale Franklis atrasti gyvenimo prasmę. Tai yra žmogus be gyvenimo prasmės, praktiškai jis blaškosi ir mes visi, kuo labiausiai norim, tai yra atrasti tą prasmę, kuri yra. Šiaip jau žinomas psichoanalitikas Jalomas, kurio keletas knygų yra išversta lietuvių kalboje ir labai rekomenduočiau. Skaitė taip, kai yra 4 egzistencinės duotybės, kurias žmogus turi suvokti ir su joms susidoroti. Pirma, kad mes visi mirsim. Aišku, čia liūdna, bet iš kitos pusės reikia džiaugtis gyvenimu, jeigu mes žinom, kad mirsim. Visi kažkada tai. Tai ir gyvenkit pilną jėgą. Antra, kad mes visi esam pasmerkti rinktis. Nes taip dirba protas. Protas dirba tik pasirinkdamas. Ir kiekvienas pasirinkimas, kaip taisyklė, būna ne tas, ko jūs norėjot. Užtat gerai apgalvokit, pasirinkit ir nebejokit. Tai prasme veikit, nes kitas pasirinkimas bus vis tiek ne tas. Nes norėsi vis tiek kažko tai tokio, dar geresnio. Trečias momentas, kad mes visi esam vieni. Viskas, kas su mumis nutinka, nutinka tik mumyse. Visa kita yra iliuzija. Ketvirtas principas, kad gyvenimas neturi prasmės. Tai yra filosofinės prasmės. Jeigu norit giliau apie gyvenimo prasmę pasigilinti, paskaitykit Franklį. Tai yra filosofas, žmogus, kuris galbūt labiausiai įsigilino į tą problemą ir davė galbūt geriausias atsakymas. Bet galiu pasakyti, kad visos filosofijos domisi tuom, kur yra ta gyvenimo prasmė. Jeigu jūs paklausite, aš pabandysiu atsakyti, bet jeigu bus dabar intriga. Tai norėčiau pradėti mūsų šitą paskaitą, turiu tik 40 minučių, užtat bus taip labai šuoliais per viską. Bet noriu koncentruotai duoti tai, kas jums bus naudinga sportui ir gyvenimui. Nes ta visa problema, apie kurią aš pasakoju, galbūt sportui yra įdomiausia, bet jūs patys turit ją domėtis. Ieškoti šaltinių, skaityti. Visur turi būti interesas. Taip pat kaip ir pas jūs dabar yra interesas bėgimui. Galbūt jis aktyvus, pasyvus, bet kažkoks tai yra. Jeigu jūs čia atėjot, jau jūs vieną koją esat šitam bėgime. Toliau viskas priklausys nuo to, ant kiek jūs sustiprinsit tą interesą, sustiprinsit motivaciją. Šiaip gyvenime žmogus gali ir nugyventi be jokių sakykime, didelių motivacijų, be jokių prasmių ieškojimų ir gana sėkmingai. Nes mes visi priklausom, visiškai esame priklausomi evoliucijos procesui. Ir tą, ką mums reikia daryti, gamta jau yra užprogramavusi. Tai vadinasi mūsų įgimtoji nuodėmė. Įgimtoji nuodėmė yra niekas kitas kaip mūsų instinktai.
Jeigu jūs, kaip sakant, siekit gyvenime malonumo, tai jums nieko nereikia galvoti, jokių motyvacijų nereikia. Jūs tik gyvenkit, valgykit riebų ir saldų maistą, jūs patirsit didelį malonumą. Ieškokit gražių ir stiprių vyrų ir moterų, patirsit dar didesnį malonumą. Siekit garbės, šlovės, nugalėjimo, arba bėkit nuo kitų, kad jūsų nesuvalgytų ir jūs jausitės labai užtikrintai. Bet kiekvienas malonumas visada turi savo kitą pusę, kuri eina visą laiką porui. Tai yra malonumas ir kančia. Jeigu jūs patirsit didelį malonumą, žinokit, jūs patirsit ir laukit didelę kančią. Tai jūs tai daugelis ir vadina gyvenimu, kad gyvenimas yra kančia. Bet jis yra kančia tik tada, palyginus su, sakykime, su malonumu. Bet, sakykime, galima žengti kitą žingsnį. Nes gamta skaito taip, kad žmogų yra užprogramavusi grinai, kaip ir visa kita gamtoj, tam evoliucijos procese, ir instinktai atlieka absoliučiai viską, tą, ką reikia mums žinoti. Bet tas nerimas viduj, egzistencinis nerimas, kuris remiasi tom 4 egzistenciniam duotybėm, apie kurią aš jums sakiau, ir jūs turit išsiaiškinti, atrasti tą teigiamą pusę to visų duotybių, o jį visada yra. Bet čia grinai asmeninis yra žmogaus dalykas. Jūs tada suprasit, kad tas vidinis nerimas, jis yra dėl kažkokios tai priežasties. Kaip sakant, daugelis žmonių nugyvena visą gyvenimą, patiria malonumą ir kančią ir skaito, kad jie sėkmingai nugyvenimą. Kaip sakant, kiekvienas gyvena išeinant iš savo sugebėjimų, iš savo išsivystymo lygio. Bet skaito, kad žmogus yra vienintelė būtybė, kuri gali pakeisti šitą evoliucijos dėsnį, kuris buvo, sakykime, Darvino atrastas, kaip išgyvena geriausiai, bet dabar galbūt kai kurie žinot, kad Darvino teorija yra persvarstyta, nes Darvinas buvo susietas su masonais labai stipriai. Ir masonai tada Didžiojoje Britanijoje buvo valdančioji dauguma. Ir jiems reikėjo pateisinti naują visuomeninį tą sugyvenimą, tai yra kapitalistinė visuomenė, ir reikėjo pagrįsti, kad čia yra gamtos dėsnis ir išgyvena stipriausias. Yra nustatyta, kad yra ir antroji pusė, ir Darvinas apie tą šnekėjo, tik buvo nuslėpta. Išgyvena tie, kurie sugeba geriausiai prisitaikyti, ir tie, kurie sugeba geriausiai jungtis. Tai yra, jeigu būtų viena pusė Darvino, sakant, teisinga. Tai reiškia, būtų viena didelė ląstelė arba kelios, kurios būtų milžiniškos, nes jos ėstų viską aplinkui, nes jos geriausiai sugeba prisitaikyti. Bet pasirodo, kad susiformavo organai, visa kita ir, sakykime, žmonės iš šeimos perėjo į giminę, iš giminės, sakykime, bendruomenės, kažkokios tai didesnės jungtis, galų gale valstybės. Kaip ir viskas vystosi ir baigia vystytis, tai yra dingsta. Galbūt mes dings ir tos valstybės, nieko nebus, mes jungsimės vienas su kitu galbūt daugiau, dabar mes labiau galbūt atskirti esam. Tai prie motyvacijos. Kur yra tas, kas duoda mums tą aukščiausią rezultatą? Nes, sakykime, gamtoj užprogramuota yra, kad jūs rezultatą galite pasiekti. Nes jūs atsistoja į startą, dabar jūs žinot, kai jūs turit suėsti visus aplinkui ir tada būsit pirmas. Nes jeigu ne, jūs pateksit į tą mėsmalę ir jūs būsit antras. Jūs nepatenkins. Tai šitoj vietoje, sakykime, rezultatai yra pasiekiami, gana vidutiniški. Kad perėti į tą lygį, kur jau yra aukšti rezultatai, pats žmogus turi išeiti į truputį kitą lygį. Pirma, į energetinį. Jeigu mes šnekėjom apie energiją, tai reiškia, jūs turit iš kažkur tai tą energiją sukaupti, kad jūs pakankamai turėtumėte. Kita, jūsų visa motyvacija turi pakilti iš malonumo į dar aukštesnį lygį. Sakykime, malonu ten prieš Joną laimėti, prieš Petrą, bet kitas yra dalykas, kad aš laimėjom prieš Joną bėgdamas 5 km per 20 minučių, bet, sakykime, girdėjau, kad kažkur bėga 12 minučių ir 46 sekundės 5 km. Tai jau čia kitas dalykas, kad bėgti 12:46, aišku, tu turi būti ir pasiruošęs fiziškai, bet iš kitos pusės viskas vyksta, ten jau viskas vyksta galvoje. Šiaip jau žmogų galim padalinti į 3 dalis, tai yra kūnas, protas ir dvasia. Labai trumpai, nesigilinti, čia galima dienas pasakoti apie tą.
Kūnas yra svarbiausias dalykas, kuris palaiko, tai yra mechanizmas, kuris palaiko ryšį su aplinka, tai yra jausmai. Dvasia vienareikšmiai yra dabar skaitoma, anksčiau buvo skaitomas kaip religinis terminas, dabar jį galima žiūrėti iš dviejų pusių. Kvantų fizika ir, sakykime, misticizmas. Tai yra betarpiška patirtis, išgyvenimas, ko žmogus negali protu paaiškinti. Tai yra subtilus energetinis laukas, arba kitaip sakant, ta alfa smegenų bangos, tą, ką jūs dabar klausėtės, buvo specialiai muzika speciali, kad nuraminti jūsų, sakykime, įsiaudrinusias smegenis. Tai yra ilga banga ir melodija vadinasi vidinio monologo sustabdymas. Jeigu žmogus atsipalaiduoja ir klausosi tą muziką, galėčiau rekomenduoti prieš startą atsipalaidavimui, jį atjungia praktiškai jūsų beta spindulis, tai yra pasikeičia smegenų bangos ir jūs nurimstat. Jeigu esat įsiaudrinę, jūsų energija labai bus švaistoma ir antra, didžioji dalis energijos, kurią jūs panaudosit, bus neigiama. Rezultatai pasiekime aukščiausiai tik esant visiškai teigiamai energijai. Ir mentalinis pasiruošimas sportininkų taip ir vadinasi. Mentaliai pasiruošti veikti teigiamų būdų. Jeigu jūs stovit starte ir galvojat, dabar aš tave ten suėjęsiu, sudraskysiu, neteisingai galvojat, rezultato didelio nebus. Todėl, kad labai svarbus elementas sporte yra koncentracija. Koncentracija priklauso nuo, tai yra dėmesio sutelkimas į tam tikrą veiksmą ar į tam tikrą objektą kažką tai. Koncentracija yra paradoksas. Jūs turite būti būtinai atsipalaidavę. Tai yra jūsų smegenų bangos turi būti alfa lygiai. Tai yra labai lėtos. Alfa lygio bangos praktiškai yra ten, kur jau protas ne visiškai dalyvauja. Tai yra dalyvauja kita jūsų, geroji pusė. Ir ten yra tas rezervas, ką mes vadinam žmogaus kūrybingumas, rezultatyvumas, aukščiausia rezultatyvumo būsena. Apie tai kalba Biblija, visos šventos knygos, apie tai kalba ir šiuolaikinis mokslas, kvantų fizika. Tai apibendrinant, tas lygis, kuriame yra aukščiausi rezultatai, yra smegenys turbūt alfa lygiai, o iš tikrųjų jūs turite jau išeiti ten, kur protas nebedalyvauja. Tai dabar pats didžiausias stabdys ir pats geriausias mūsų vertingiausias organas yra protas. Jis, reikia suprasti taip, kodėl, kaip gavosi, kad vis tik tai žmogus pradėjo galvoti ir kodėl protas atsirado. Tai buvo labai paprastai paaiškinama ir jis atsirado labai paprastos priežasties, kad žmogus galėtų geriau prisitaikyti. Nes instinktais, kuriuos mes turim, mes galim labai efektyviai veikti be jokių protų pagalbos. Tai yra išgyventi. Bet su protu mes dar efektyviau tą darom. Protas turi dvi savybės. Viena, kad, sakykime, jis kaupia visą informaciją ir ją analizuoja. Čia yra ir geroji pusė, ir blogoji. Nes sukaupta patirtis ir išanalizuoti rezultatai mumyse sukuria nuostatas. Ir mes tomis nuostatomis visada vadovaujamės naujos patirties akivaizdai. Nauja patirtis, mes iš karto įvertinam ir atidėjom ten tą informaciją, kur reikia. Blogas, geras, dar kažkas tai tokio. Ir šitoj vietoje yra didžiulis rezervas. Ir sporte tai yra ir prakeikimas didžiulis. Mes turim visą tą mechanizmą visiškai valdyti. Žmogus turi būti laisvas. Laisvas žmogus, aišku, jis pirmoje eilėje turi būti išsilaisvinęs iš grandinių, išsilaisvinęs iš, sakykime, materialinės priklausomybės. Bet didžiausias grandinės, kurios yra žmogui, tai yra jo galvoj. Jis turi išsilaisvinti iš šitų nuostatų. Tik tais išsilaisvinęs iš nuostatų žmogus gali būti laisvas. Ir tik visiškai laisvas žmogus gali būti labai kūrybingas. Ir tik visiškai laisvas žmogus gali pasiekti aukščiausią rezultatyvimo būseną. Kur esant prie tam tikro energijos lygio, kurį jūs turit sukaupti, gyvendami teisingai, ta prasme, gyvendami neprikaištingai, pakalbėsime apie tą, ką reiškia. Tai pasiekia šitą būseną.
jūs turit galimybę pasiekti labai aukštą rezultatą. Jeigu ne, jūsų rezultatas visur bus apribotas. Jūs patys savo, tai bėgsit su rištom kojom. Nebūtinai bėgti. Čia aš kai kalbu bėgti, tai kalbu kaip bėgikat, bet jūs galite ir plaukti, ir šokti, ir nežinau kažką tai tokį daryti. Ir gyvenime bet ką kitą daryti. Ta, ką aš jums pasakoju, visi dėsningumai yra tie patys. Aš skaitau paskaitas verslininkams, bankuose, darbuotojams tokia. Tai grinai, žodžiu, tą, ką jūs čia girdit, visi dėsningumai ten yra tokie pat. Tik tais bėgimas yra labai geras poligonas ir galimybė tą visą laisvanoriškai treniruoti, kultivuoti ir patirti džiaugsmą ir malonumą. Nes pirma, ką žmogus daro ir neturėdamas jokios kitos papildomos motyvacijos, tai jis gyvena tam, kad išvengti skausmo ir patirti malonumą. Paskui jis suvokia, kada pradeda jau galvoti rimčiau, kada par to dar yra džiaugsmas. Tai yra visiškai skirtingas dalykas. Ir galų gale, žodžiu, jūs išeinat iš šitą lygį dabar. Ką daryti? Kas nulėmė? Sakykime, jūs pradėsite sportuoti. Labai svarbu yra išvis pradėti, po to prasideda jau kažkokie tai dėsningumai. Elementariausia. Tai yra energijos taupimas. Čia yra labai paprastas dalykas. Jūs turit gyventi neprikaištingai. Ką reiškia neprikaištingas gyvenimas? Jeigu ką darot be jokių abejonių, be jokių išlygų, pasirinkot, sakykime, ar darbė kažką. Dabar daugiausia energijos jūs išnaudojat vertindami, interpretuodami. Todėl išminties taisyklės gal būtų tokios. Nenusikalsk mintimis, nes viskas prasideda galvoje. Emocijos tai yra minties atspindys kūne. Emocijos suėda jūsų didelį labai energijos kiekį. Antra, niekada neinterpretuok. Ta prasme, jeigu jūs gyvenat, interpretacija tai yra bereikalingas laiko gaišinimas. Tu darai kažką tai ir daryk neprigaištingai. Ta prasme, daryk taip, lyg tu daryt tai paskutinį kartą gyvenime. Ir užmiršk. Kas dar vienas prie išminties galėčiau pridėti. Jo, nieko nepriimkite asmeniškai. Ir ypač sporte tas yra labai svarbu. Sutapatinimas rezultato, pergalės ar pralaimėjimo su savo asmenybė yra didžiausia klaida. Jūsų asmenybė ir savigarba neturi nieko bendro su jūsų rezultatu. Tai yra, jūs tą turite įsikarti galvą. Jeigu ne, jūs bijosit. Nes didžiausias priešas sportininkui ir motyvacijai, sakykime, rekomendacijos treneriams, kad pirmoje eilėje sportininkui reikia, kad jis įveiktų šito pralaimėjimo baimę. Antra, kad jis įveiktų pergalės baimę. Yra žmonių, kuris visą laiką pirmas, jį pradeda persekioti va šitas jausmas, kad antra, jau geriau jis būtų antras, trečias, nei laikraščiai nerašytų, nei nieko jis galėtų būti. Jeigu jis pirmas kada nors būtų, tai visi sakytų, kaip jis gerai, bet jeigu jis dabar bus antras, tai jam bus žiauriai blogai, nors tai yra labai geras rezultatas. Ir yra, sakykime, pati pradinė motyvacijos stadija, ir galbūt ir pas jūs bus ta pati. Tai, sakykime, įgimtas netobulumas. Mūsų visus nuo vaikystės pradeda. Tu to nemoki, tu to nedarai. Ir tu praktiškai, kai jau tau ten 15-16 metų, tu praktiškai bet ką imdamasis naujo, tu pradeda bijoti. Ir žinai, kad jo kažkur man viduje jau sakė, kad aš šito nemoku, šito nepadarysiu, šito negaliu. Tai va šitą, kad įveikti pirmą tą etapą, jūsų tikslai turi būti trumpalaikiai ir aiškiai matomas progresas. Ta prasme, jūs pradeda bėgioti kas antrą dieną ten, ar vaikščioti ten po pusvalandį. Ir vis dadedat, ir didžiausias džiaugsmas tai yra treniruojantis pirmus antrus metus, kai jūsų rezultatai labai augs ir visi sportuoja patenkinti. Praeis 4-5 metai, pirmas meistriškumo lygis. Ir daugelis susimasto. Jo, mano ego nelabai patenkintas. Ta prasme, aš norėčiau būti aukščiau už Karolį ten, arba už Juozą. Bet nesu, reiškia, aš esu plūgas paskutinis, sutapatina savigarbę savo asmeninę su rezultatu. Rezultatas yra toks. Ir čia yra, reikia pasižiūrėti, sakykime, ypač masiniam sportui, žiūrėti į tai, kaip į galimybę tobulėti. Jeigu pasižiūrėsit jūs į sportą ir dalyvavom varžybose, kaip į tobulėjimo būdą, tokių problemų nebus. Bet jeigu jūs žiūrėsit tik kaip į rezultatą, sakykime, konkretų, praktiškai sudarėsit didelių problemų. Pasiekit tam tikrą lygį, nusivilsit, jūs mesit. Bet jeigu
jūs vis tik atradot savį, sakykime, jėgų suprasti, kad jūs gyvenat ir sportuojat tam, kad išvystyti maksimaliai savo potencialą. Nieko nėra daugiau, jokių paslapčių. Ir tai yra didžiausia prasmė. Sakykime, net paprastas žmogus gyvena. Jis gimsta, gyvena, nugyvena ir miršta. Jis yra gamtos dėsnis, niekur nedingsi. Bet vienas, ką jis turi daryti, jis turi, čia yra kitas gamtos dėsnis, jis turi atskleisti visiškai savo potencialą. Kaip formuojasi žvaigždės? Žvaigždės, sakykime, bum, susiformavo, išsivystė, nes jo viskas plečiasi ir viskas plečiasi. Pasiekė tam tikrą lygį, vėl bum, tai vėl iš naujo. Nu, tai čia taip pat ir žmogus. Gimė, vystėsi, mirė, iš naujo suprasti tą vietą, bet nepaprastai tu lauki, kada tu mirsi, ar, sakykime, vėl tau bus bum. Tu turi judėti, dirbti, siekti, atskleisti savo potencialą. Sakykime, fizinį, dvasinį, vystyti protą ir tai teiks tą pasitenkinimą, nebebus vidinio nerimo ir jūs ir atrasite tą visą prasmę. Prasmę žmogus atranda kiekvienoje veikloje, jeigu jis atsineša į ją nepriekaištingai, kasdien. Jeigu pagrindinė masė žmonių gyvena tik tais praeitį, jis ten kažką tai pasiekė, kažką padarė, arba ateities svajonėse, tai praktiškai gyvenimas praeina pro šalį. Gyventi reikia šiandien, čia ir dabar. Taip pat ir sporte. Pagrindinis, kas vyksta, bėgi maratoną. Jeigu tu startavai ir galvosi apie finišą, jokia galva neištvers tokios kančios, kadangi tu visą laiką galvoji dar 40 km, dar 39, o čia karšta, o čia bėgi į kalną. Nu tai padukimas visiškai. Jo, ramiai bėgi va šito momentu, arba šitą kilometrą, arba kažkokią tai atkarpą, atsipalaidavai ir darai viską, ką tu gali padaryti tuo momentu. Ir bus rezultatas. Grįžai, pralaimėjai, okei, praanalizavai, tau didžiulė patirtis, nes suradai savo silpnas vietas. Arba per daug užsikėlei tikslus, reiškia ego per didelis. Ramiai, nusiramink. Arba tu iš tikrųjų kažką tai nepadarėjai, nedasiteniravai. Arba neklausai ten kažko tai to. Vėjas pūtė. Mes turim vieną labai gerą bėgiką, kuris padarė didelį gyvenimo klaidą. Jis bėgo maratonį Amsterdame ir, sakykime, truputį neapskaičiavo savo jėgų. Ir visada, kada baigsis varžybos, jūs niekada nieko nekomentuokit, nes tai bus neteisingai. Jūs geriau patylėkit, ypač jeigu blogai prabėgat. Paskui jau galite pasijuokti iš savęs ar kažką tai. Bet vat, šitoj situacijai sakyti, kad jo, jeigu vėjas nepūstų, tai būčiau prabėgęs labai gerai. Tai dabar, kai tik tai tą žmogų pamato, ir jis pats tą patį. Nu, kaip šiandien vėjas, visi krinta iš juoko. Nu, tai reiškia, ir iš kitos pusės, va, tą sportininko brandą ir treneris dažniausiai ir pamato, kai stovi finiše, ypač orientacininkas, aš su orientacininkais esu daug dirbęs ir dabar turiu žmonių, tai ten žmogaus va, ta vidinė būsena priklauso, kaip jis sufinišavo. Beveik visi orientacininkai daro klaidas. Ir dažniausiai finišuoja ir keikia, kad ir žemėlapis buvo blogas, ir ten ir šakos suvirtusios, ir ten tas trukdė, ir tas trukdė tokia. Jau labai rimto lygio orientacininkas, jis niekada nieko nesako. Arba jis pasako taip, jo padariau klaidą, čia viskas. Tai reiškia, žmogus visiškai tik va čia elgiasi. Bet jeigu jūs grįžtat ir ten teisinatės kažką, tai, nu, pradžiai labai juokingai tas atrodo, bet geriau visą tą nuryti savį. Tai dabar apie motivaciją konkrečiai. Motivacija be tikslų, ne motivacija. Pradedant, sakykime, sportuoti, svarbiausia yra tikslai, tie galbūt trumpalaikiai. Yra tikslai ilgalaikiai, metai ten gali būti, arba labai ilgo ciklo, ten olimpinio, ten, bet dažniausiai metai. Antra, vidutinės trukmės, 3-4 mėnesiai ir trumpalaikiai. Dienos, savaitės. Jūs turit aiškiai žinoti savo tikslus. Nuo tikslų priklauso motivacija. Jeigu jūs, sakykime, ir tikslas turi būti konkretus, jeigu jūs sakysite, aš noriu būti filosofas. Nu, geras tikslas, mes visi filosofai esame. Bet jūs tada suskirstykit savo tą norą į etapus. Jo, aš būsiu po 4 metų filosofas, baigęs universitetą. Prieš tai, žodžiu, baigsiu 1 kursą, 2 kursą, 3 kursą. Taip pat ir jūs pradedate sportuoti, pradžioje, sakykime. Jūs žinot, kad pirmas pusmetis metai bus, sakykime, toks įsijungimas. Susidarykit planą, progresuojantį, blaivų realų.
Bet didžiausią dėmesį skirkit savo konkretiem tikslam. Vienos dienos, 2 dienų, savaitės. Turiu per šią savaitę 3 kartus prabėgti ten, sakykim, po 20 minučių. Tai yra, puiku, bet stengtis reikia padaryti. Viskas susiveda į rutiną ir discipliną. Tai yra, jūs turit pagauti gyvenimo ritmą. Viskas yra ritmas. Jūs turit jį pagauti. Jeigu jūs nematot, jūs kažkur tai einat šonu. Į tą ritmą pagavę, jūs visą laiką jausit pasitenkinimą. Sporte tas pats. Sakykime, reguliarumas treniruočių. Pradžioje 3 kartus savaitėje, 4 kartus savaitėje, 5 kartus savaitėje, kasdien po 2 kartus ir taip toliau. Ir paskui visą tą virtuvę viduj. Įkna yra, galbūt Jėdiškėniems daugiau papasakos, čia aš nenoriu nukrypti į šonus, bet tai yra procesas, yra labai įdomu. Tikslai šitie jums ir stiprins motivaciją. Kitas, sakykime, motivacijos stiprinimo. Reikia žinoti, kaip ir sakiau, kokiam modeliu jūs priklausot jau dabar. Tai yra vienas, sakykime, gali būti, kai jūs, kaip sakiau, tas pradinis nepasitikėjimas, jūs turite įveikti. Įveikimo būdas tai yra konkretus maži tikslai. Jūs sieksit, pajausit, kad viskas progresas eina, tada eina toliau. Žodžiu, taip, pralaimėjimo baimė. Viskas tvarkoja. Jūs turite suprasti, kad jūsų savigarba ir pralaimėjimas ir pergalė tai nėra tas pats. Kitas dalykas, kada, sakykime, jūs jau pergalės baimė, jūs esat geras tam tikram lygiai ir jūs jau jaučiat, kad nėra malonumo, praktiškai kažkokia įtampa didžiulė. Vėl tas pats, jūs turit suvokti, kad gal ir pralaimėti ir gerai kažkokiai tai vietoj, kad patirti, išgyventi, sugebėti išgyventi pralaimėjimą galbūt yra sunkiau negu laimėjimą. Laimėjimą irgi yra netaip jau lengva. Dažniausiai žmonės padaro klaidą, kad laimėjo ir jis iš karto laikraščiai, viskas, aš jau geriausias, jis sakyda. Žinokit, yra kiniečių labai gera viena patarlė. Kuo aukščiau beždžionė lipa į bambuko medį, tuo geriau matosi jos nuogas užpakalis. Todėl gyvenime būkite atsargūs su pergaliu. Arba su taip. Tai yra visą laiką ramiai, savo lygiai. Tai dėl motyvacijos ir tikslų. Dabar norėčiau porą žodžių, kadangi motyvacija, tikslai ir tą, ką jūs darote, yra susieta, angliškai tas žodis vadinasi excellence, bet aš jį vadinu praktiškai meistriškumas. Taip, laikas į pabaigą, bet aš dar truputį dadėsiu. Tai meistriškumas arba tas jūsų, sakykime, tobulėjimo formulė yra paprasta. Pirmiausia, jūs turit apsispręsti. Viską gyvenime, kaip darant, jūs pirmoje eilėje turit apsispręsti. Jo, aš tą darysiu ir be išlygų. Sudeginti tiltus atsitraukimo. Dažniausiai, sakykime, aš pats būna, dabar bus atvejais, turiu bėgti už savaitės kalnų maratoną Šveicarijoje. Šiaip jau pasiruošęs, sakyta, bet nesu visiškai pasiruošęs. Tokia. Tai visą laiką savo sakai, jo, jeigu bus daugiau, 26 ir daugiau, nestartuosiu. Arba jeigu ten bus kažkas, tai nestartuosiu. Šito neturi būti. Tu sakai, aš pasistengsiu per tas kelias dienas to panaikinti, kad nebus, atsistoja, reiškia viskas, tu turi finišuoti. Kas bebūtų, tu turi finišuoti. Tai, sakykime, apsisprendimas, šiaip ir gyvenime ir sporte yra vienas. Sudeginti atsitraukimo tiltus. Aš tą darysiu ir padarysiu. Blaiviai kelti tikslus, jie turi būti konkretus, visada konkretus. Tegu jūs mesit svorį, nors paskutiniam Ranasvėl labai įdomus straipsnis buvo apie svorio metimą. Nerekomenduoju mesti svorio. Jūs visada suderinkit sudeginimą, energijos sudeginimo tą koeficientą. Jūs valgykit tiek, kad nereikėtų jokių metimų. Tada prasme, kiekvieną kartą, kai jūs valgot, jūs tą dieną ir atbėgiokit. Skaito taip, kad sėdinčio gyvenimo būdo žmogui, kad sudeginti tą energijos kiekį, kuris sunaudoja, reikėtų 1 valandą bėgioti, maždaug 10 km. Lėtai. O šiaip mūsų fiziologija yra tokio pat lygio, kaip ir buvo prieš 50 000 metų. Tada žmogus bėgiodavo per dieną, kad išgyventi 3-4 valandas, nes turėjo medžioti. Ir medžiojo vyrai. Ir santykis buvo 1/17. Tai yra 17 moterų, 1 vyras. Vyrai visi bėgiojo. Moteris sėdėjo prie laužo. Čia yra paskutiniai genetiniai duomenys. Yra Londono genetikos institutas, nesenai paskelbta. Labai įdomu. Tai
Kodėl? Todėl, kad pagrindinis klausimas buvo reprodukcija. Čia yra užprogramuota. Moteris visą laiką būdavo pastojusios. Ir jų turėjo būti daug. O vyrai tai buvo tik tai tarp kitko. Tai ir tie, kurie buvo tarp kitko, jie ten lėkdavo po 3-4 valandas, nes jūs turėjo užmušti mamutą. Arba bent jau gazelę pagauti. Nepagavo, viskas, šeima badauja. Nu jau tos 17 moterių jau tave suvalgys patį ten. Tai išeinant iš to viso, jeigu mūsų fiziologija nepasikeitė, tai mes turim panašiai kažką tai tokio ir judėti, nes kitaip visos fiziologinės sistemos veikia nedarniai. Tai yra praktiškai problemos pačių sistemų atsiranda ir tai mūsų kaltė, kadangi mes tingim. O tam, kad mes įveiktumėm, tai yra to tingėjimo įveikimas, yra galbūt pirmas žmogaus užduotis, kitaip tu galėtum gulėti ir laukti, kol kokoso tau tas riešutas nenukris ant galvos. Tai antras žingsnis, kurį reikia, sakykime, tam tobulėjimo meistriškumo schemui, tai yra tikslai. Jūs turit aiškiai turėti tikslą ir jo siekti. Tikslai, kaip sakiau, ilgalaikiai, vidutinio ir trumpalaikiai ir turi būti konkretus. Negali būti tikslai tokie, kad aš būsiu geras bėgikas ar aš ten tą kažką tai darysiu. Konkrečiai, šiais metais prabėgsiu 10 km, mano rezultatas planuojamas tiek. Blaivus viskas ir aš treniruojuosi taip, kad aš prabėgčiau. Ir paskui didini. Nes dažniausios problemos nusivylimo būna tada, kada mes patys užkeliam per didelį savo rezultatą ir jo nepasiekėm. Ir paskui žudomės, bet patys kalti, kadangi mes patys užkeliam tą kartelę. Užkelkite tokią, kai jau būtų pakankamai aukšta, bet kad jūs ją galėtumėte įveikti su dideliam pastangom. Fokusuotas ryšys. Fokusas yra labai įdomus žodis. Tai yra mūsų klubo pavadinimas, bet aš atradau dar vieną fokusą. Formulę, kuri būtų tokia ir susieta su motivacija. Vėl anglų kalbos žodžių abreviatūra reiškia taip. Follow one course until success. Tai reiškia siek kažkokio tai tikslo, tol, kaip sakant, jį įvykdysi. Irgi taip pat fokus. Žodžiu, kitas fokus yra, kaip sakant, universali formulė, kuri reiškia, kaip pasiekti aukščiausią rezultatyvumo būseną. Tai dabar pabaigsiu apie meistriškumą, porą žodžių apie fokusą ir bus viskas. Tai meistriškumo antras, sakykime, yra fokusavimas. Trečias, pozityvus savęs įvaizdis visą laiką. Tu turi būti visą laiką pozityvus. Ir tai visiškai mūsų valiui. Tai yra, neinterpretuokit. Jeigu ką darot, nes tik pozityvi energija duos aukščiausią rezultatą. Neigiama energija duos minimum, tai yra 30% mažiau. Jeigu jūs stovit starte, drebat ir pasiruošę čia visus suvalgyti, tai jūsų rezultatas bus, gana vidutinis. Mentalinis pasiruošimas reiškia nieko kito, kaip būti pasiruošus savo galvą, veikti teigiamų būdų. Kito kelio nėra. Kitas dalykas yra dėmesio atitraukimo kontrolė. Tai yra didelė labai problema yra, nes, tarkim, orientacinis tai yra klasikinis pavyzdys, nes jūs tik praradot koncentraciją, jūs padarysit klaidą. Bėgime yra tas pats. Tik reikia žinoti bėgimą, kur ten ta koncentracija. Koncentracija tai yra pastangoj, kurie jūs bėgat. Jūs tik praradot koncentraciją, pastanga sumažėjo. O pastanga tai reiškia, tarkim, bėgat maratoną, kilometrų įveikimo tempas. Jis turi būti pastoviai pastovus ir jūs jį turite tiesiog jausti. Ta per treniruotės jūs darot visą kitą. Ir kad išlaikyti tą tempą, jūs turit pastoviai būti susikoncentravę. Kaip sakiau, koncentracija yra dėmesio nukreipimas į tą, ką jūs darot, atsipalaidavus. Tik tais jūs įsitempėt, nebebus koncentracija, dingsta. Ir meistriškumo vienas iš elementų yra pastovus mokymasis. Jūs turit, čia kartu susietai ir su motivacija, kad pastoviai jūs turit domėtis. Jums treneriai sakys, draugai skaitys, ten visą kitą tokio, bet kuo jūs labiau gilinsitės į tą, taip pat visą kitą gyvenimą. Sakykime, kada atsiranda susidomėjimas žmogum, kada tu apie jį vis daugiau žinai, kada jau daug žinai apie tą žmogų, jis pasirodo tau visiškai artimas, visiškai, žodžiu, bičias. Bet tai yra visur kitur. Tai jūs, jeigu norit kažką tai daryti, priverskit save domėtis. Sakykime, turėkinam kažkokį rinkinuką filmų ar kažkokią knygą, kur jau tikrai perskaitėjai, tave užveda. Labai teisingai.
Ir domėjimasis grinai įvairiom techniniam, sakykime, taktiniam detalėm ten. Dabar pilna knygų ten prirašyta viską, bet tik tais pavojus yra vienas ir jūs turite atsiminti. Ką jūs beskaitysit, jūs nesimėtikit nuo vieno prie kito. Jūs turėkit tvirtą savo nuomonę. Tegu ji bus neteisinga, bet jūs žinosit po metų, kad reikia eiti kitų kelių. Bet jeigu jūs blaškysitės, jūs nežinosit, kur jūs klystat. Todėl žinoti apie metodikas, apie ten, sakykime, vairius taktinės gudrybės, tai yra labai gerai, bet jūs turite turėti savo. Savo jūs turėsit, kai jūs visiškai išbandysit. Dabar paskutinį, ką aš norėjau pasakyti, apie fokusą. Šiaip yra toks mokslas, kuris vadinasi amžinoji filosofija. Leibnicas matematikas pirmas paleido tą terminą ir jis ištyrė tuo metu prieinamus jam visas religijas, dvasinius mokymus, kad surasti ten kažkokius tai dėsningumus. Ir jis atrado, sakykime, 4 pagrindinės tezės, kurios jau buvo žinomas nuo Hermio Trismegisto laikų. Tai yra tokia, kad yra matomas ir nematomas pasaulis. Žmogus priklauso matomam ir nematomam pasauliui. Žmogus gali turėti ryšį su matomu ir nematomu pasauliu. Tas, kuris turi ryšį su nematomu pasauliu, pasiekia aukščiausią kūrybinę būseną. Nu, tai viskas, apie ką šnekėjau, mažiau susiveda. Ir konkretos praktikos, kaip tą padaryti. Viena iš praktikų yra fokus. Labai paprasta atsiminti ir ten yra, aišku, ten galima išplėsti, bet čia yra visi pagrindiniai elementai, kurie reikalingi, kad jūs siektumėte aukštą rezultatą, tobulėtumėte. Pirma, jūs turit būti atsipalaidavę. Nu, prieš paskaitą, sakykime, uždėjau specialiai tą melodiją, kad jūs kiekvienas galite savo atrasti būdą, kaip daryti. Čia porą žodžių dabar dėl muzikos ir ausinukų. Yra 2 nuomonės dėl ausinukų. Viena kategoriškai prieš, kita tokia, kad galima. Sakykime, kategoriškai prieš, jeigu jūs bandot su muzika nugalėti nuobodulį. Nuobodulys yra jūsų aktyvus vidinis monologas. Jeigu smegenys dirba aktyviai viduj, jums visą laiką kažko tai viskas nuobodu, neįdomu. Ir tai pavyzdys yra jaunimas. Kodėl, sakykime, ten 17, 18, 19 metų visos diskotekos, ten viskas. Todėl, kai jis vienas negali namuose sėdėti, jį ten užknisa, galvoja ten tas, kad jis galvoja apie gyvenimą, apie panelės, ten dar kažką tai tokio. Tai jam reikia bėgti į krūvą, kai jis užmirštų, arba įsida ausinukės, ten ir mašina važiuoja, ten su BMW, jeigu Vilniui pravažiuoja, tai stogas ten kilnoja, kad jam kaifas nuo to, jis nebegalvoja apie gyvenimą. Tai šitoj vietoj aš nerekomenduočiau, jeigu jūs jau jaučiat, kai jūs bandot muziką ten uždaryti tą, kas pas jūs ten viduj tarška, tai jūs, jeigu jau suvokėt, kad tarška viduj, tai jau sekantis žingsnis labai paprastas. Netarškėkit. Tai yra stabdykit. Tai nekalbėkit. Nes žmogus ir dėmesys žmogaus yra visada vidinis arba išorinis. Ir va čia aukščiausio lygio orientacininkas, stovėdamas startais, yra žmogus. Jis jaudinasi. Bet tas visas jo jaudinimasis, taip pat kaip ir bėgikas, vyksta jo galvoj. Jam kažkas, tai aš pats šneku, kad man bus ten sunku ar kažkas tai tokio ir visas dirbu tokio. Tai receptas yra vienas. Giliai kvėpuokit ir išeikit iš galvos į išorę. Atrodo paradoksas. O jūs paprastai pabandykit. Paimkit lapą ar šakelę ir jūs jį žiūrėkit jį. Nes mes, kai žiūrim, mes nieko nematom. Kai paprastas žmogus žiūri, jis mato tik tais tą informaciją, kuri yra smegenyse apie tą objektą, kurį jis žiūri. Sakykime, dailininko arba menininko žvilgsnis yra žvilgsnis į detalį. Ir jums tą patį labai rekomenduoju. Jeigu jūs, sakykime, norit pamatyti, jūs nežiūrėkit į visą, jūs žiūrėkit tam visam, išžiūrinėkit, detalės žiūrėkit. Jeigu jūs žiūrit, jūsų veidas yra įtemptas, o japonai sako taip, kad mes esam baltos beždžionės, nes mūsų veidai labai įtempti. Jo, europiečių skiriamasis bruožas, kad mes visą laiką kalbamės viduj. Tai matosi mūsų veiduose. Kai eini Vilniui, 1-2 merginos, matosi, jie eina šypsos ir kažkokia. Tiesiog tu pamatęs tokį žmogų, Vingio parke ten vaikšto vieną buvusi baleriną. Nesakysiu pavardės, kad neprikabiautumės. Bet jei, sakykime, aš daleidžiu 45, 50, eina ir visą laiką taip, tokia atsipūtusi, šypsosi. Bet tokia turi būti būsena. Ir kai eina moteris ir taip
Bet jį nesišypso Jonui ar Petrui, tada jau suprasi, kaip prikabėjimas kažkas. Bet tu tiesiog džiaugies gyvenimu. Tai yra fantastika. Bet jeigu vienas susiraukusi, koks vyras į tave žiūrės? Tai tas pats yra ir čia. Žmogus, kad atsipalaiduoti viduj ir tą vidinį monologą, sakykime, kiek apvaldyti, jis turi vėpsoti. Jūs pasižiūrėkite į veidrodį, vėpsokit ir tuo metu bandykit galvoti. Jums nesigaus. Taip pat kaip ir dabar yra metodikos psichologinės, kur ruošia žmogų tam išsivadavimui ar, sakykime, nepriklausomybei nuo smegenų, veiklos aktyvos, nuo proto, tai yra piešimas. Piešinti žmogus, jis negalvoja, nemasto. Jeigu žmogus piešia ir jam užduoda klausimas, ką tu sakyti, jis negali galvoti, kadangi dirba, jūs žinot, Speris Nobelio premiją gavo kairių ir dešinio pusrutulio veikla. Dešinysis yra, sakykime, logiškas ir mes ten dirbam, o kairysis yra kūrybinis. Ir sugebėjimas prisijungti į kairį pusrutulį, vienas iš geriausių metodų yra piešimas. Ir dabar, sakykime, Amerikoje yra labai įdomus kursai, kur lanko ten, sakykime, teisininkai, verslininkai, policininkai, sportininkai. Jie piešia, moko piešti. Kiekvienas žmogus gali piešti. Jis nepiešia todėl, kai jis nemato. Piešimas yra matymas. Nes mes, kai tik tai piešiam kažką tai tokio, mes piešiam tą, kas yra mūsų galvoje. Mes negalim matyti. Kai išmoko tave matyti, tu matai detalį. Elementariausias pavyzdys. Demonstruojam, sakykime, apverstą portretą ir piešėt. 99% visi nupieš teisingai. Todėl, kai jūs piešit detalę, jūs nežinot, ką jūs piešit. Bet jeigu tik tais šitą portretą demonstruosim normaliai, jūs iš karto pradėsit piešti kažką tai tokio, kas yra jūsų galvoje. Ir tai bus visiškai nepanašu. Tai apie fokusą dabar, atsipalaidavimas. Full relax, tai reiškia atsipalaidavimas ir kūnų, ir vidum. Atiduokit visas skolas, atleiskit visiems, paprašykit atleidimo, tik tais tada jūs busit pasiruošę jau rimtam užsiėmimui. Ir tai visur, ir sporte, ir gyvenime, visur absoliučiai. O tikslai. Nėra tikslų, nieko nėra. Tikslas yra didžiausias jūsų potencialas. Tarp kitko, kas liečia tą potencialą, dar niekas negali tiksliai pasakyti, kodėl, kai žmogus turi tikslą ir jos siekia, pas jį atsiranda kažkur tai energija. Dar mokslininkai abejoja, vis kas ten toks yra, kodėl taip gaunasi. Daleidžia, kad ten kažkas susijęta su tais kvantiniais tinklais. Dabar C. Koncentracija arba centring. Tai yra rytuose vadinasi tas centravimas, o vakaruose yra koncentracija. Koncentracija, kaip sakau, yra atsipalaidavimas ir dėmesio nukreipimas į tą, ką jūs daro. Be koncentracijos nieko nebus. U. Unity. Tai yra jūsų tos skirtingos dalis, ką mes sąlyginai skirtum, kad yra kūnas, protas, dvasia, visą kitą turi būti vieni visiškam. Tai ir yra viena viskas, tik tai mes, kad lengviau būtų orientuoti, sudėliojom. O jūs turite atsiminti vieną dalį, pačią svarbiausią, tai yra protą ir kad jį reikia valdyti. Jo nesuvaldysit, nieko nebus. Tai yra ta, ką jūs turit, visą tą informaciją, tai yra praeitis. Bet dabar jūs turit visiškai būti čia. Tas, kas buvo, gerai, jūs naudojat. Yra taip vadinamas toks metodas, vadinamas valdoma kvailystė. Tai reiškia, jūs turit gyventi, kaip sakė, mes visi esame kultūringi žmonės. Mes negalim valgyti vienas kito, kitaip jau čia būtų problema. Mes turim sugyventi kažkur tai, bet niekas neverčia mūsų pastoviai interpretuoti, bambėti ar kažką tai tokio daryti. Tai ir yra tas neprikaištingas gyvenimas, kai tu darai be jokių, kaip sakant, gerai tą visą darai, be jokių ten interpretacijų, be jokių tenais orumo savo pažeidimų kažkokio tai. Viskas vyksta tik tais mūsų galvoje. Ir SC, žmogus negali norėti to, ko jis nėra matęs. Ir apie ką jis nežino. Jeigu mes nežinotumėm, kad yra tokia Vokietija ir Amerika, mes pati laimingiausia šalis pasaulyje. Bet aišku, kad mes žinom, kad yra ten Etiopija ar kažkokia kita, mes jaučiamės turbūt laimingesni. Bet šiaip jau viskas yra palyginime. Ir smegenys mūsų nedaro skirtumą tarp realios patirties, ką mes sužinojom ir pamatėm, ir tarp to, ką mes sukūrėm savo, sakykime, vaizduotį. Tai yra, tas metodas vadinasi vizualizacija ir labai rekomenduojamas sportininkams prieš varžybas
kaip sakant, pasitreniruoti toj rungty, kurioje jūs startuosit, arba toj pačioj trasui prabėgti kelis kartus, kadangi susiformuoja tam tikri ryšiai, kurie varžybose labai jums padeda. Klausimai. Nu ką. Labai treneriui, o dabar pakviesim dar vieną pranešėją, Ingą Juodeškienę, tai mums kelios minutės mikrofonui pasikeisti ir tęsim toliau.